visos sovietinės praktiškai bylos su Danijos virtualia teisė Danijai prisaikdinti manimi Danguolė Surmilaitė į jokias Merlinų dukros nekeičiamas autoritetas, nei darbai, nei atlygis, nes aš dirbusi Dievui ir savo. Nei nuo to atimti žmogaus, o jokiais dirbtiniais intelektais. Tad visos bylos jos yra Belgijoje, Amerikoje, Jurbarko policija, kur aš dirbu. Jau šidėjus. Nes tai mano brangiausias, ką turiu darbas, įrodyti sąžinę, kad aš tikra paranoju pasaulio tikėjimo žodžiu. Su sportu 7 metų įveikusi. 7 bliuskutės vaikams nupirksiu. Užsakiau visiems 7 metam. Kad ir kur jie būtų, kad ir kaip aš juos siūsčiau. Jie išliks originalai čia. Tų visų stereotipinių sferų. Kiek gali būti žmogus padauginęs duoną. Ar kiek paskutinį vakarienį. Supranti. Dvasinis tai yra tarsi ląstelė vandens. Kiekvieną dieną gyva. Dievo meilė šviesa širdį. Jeigu yra Dievui meilė, bet ką įveiksiu išmintim. Įveikusi visas bylas rezonansinės, politinės, absurdinės, vaikų psichologinės ir policinės, reiškia, inercijas, bylų, sukurt politinius kalinius ir tas perėjau. Nes virtuali teisė Danijos priesaika yra viešinam lietuvėliai, kas esam, o ne kas kaimynai. Taigi ir visus ir sužinojo. Visi apie viską su Danijos teisė. Lietuva duos įstatymą. Lietuva pasirašo. Viešinantį išsireiškia reiškimus KGB gabį ir jų nusikaltimus, kas tai buvę žydai. Kurį Kenedžiam pasitraukus su KGB, tai yra su chaoso teorija prasidėjo žydų karaliavimas nusikaltimais ir išluko šiandien. Matot, paranojos prasidėdavusios nuo kryžiaus laikų. Jie netikėjo, ar jis tikrai galės prisikelti. O aš šiandien tikiu. Visą širdį. Tikiu, kad ateina Velykos. Su ašarom. Su meilė. Kad aš esu tas, kas aš esu. Žmogus.